Ką aš pasakysiu, aš džiaugiuosi ir pačiu žaidimu, gal iš dalies ir, sakysim, charakterių komandos ir žaidėjų, kurį mes parodėm labai sunkiu momentu. Bet kaip ir buvom pranašavę susirinkime šiandieną, nepriklausomai ar pirmausim 10 ar pralošinėsim 20, turim žaisti iki galo, kadangi šitų dviejų komandų dvikova visada būna atkakli ir nepriklausomai nuo komandos, kuri pirmauja daug ar mažai taškų, vis tiek galas sprendžiasi panašiai, kaip sprendėsi šiandieną. Pasakysiu, mes pasirinkom sėkmingesnį variantą dabar, metėme tritaškį. Toks pats variantas mums nepapuolė, kai mes žaidėm su Asvelu Prancūzijai. Čia daug kas smerkė, gal ne taip. Bet šiandieną, pagal tikimybių teoriją, šitas mums pavyko, džiaugiuosi. Norėčiau, ne todėl, kad norėčiau kažkokį pasiteisinimą ar panašiai. Mes irgi žaidėm 7. Pirkevičius buvo 6 minutės aikštelė. Nežiūrėkit, kad ant suolelio sėdi 15 žmonių, keli iš jų po 18 metų. Tai nesakyčiau, kad mūsų pergalę padarė, sakysim, geresnė ar panašiai. Paprasčiausia, mes patikėjom savim ir laimėjom. Tik tiek. Ar kas buvo geriau pasiruošęs fiziškai ar taktiškai. Paprastai vienas treneris turi savo strateginių sumanimų, kitas turi ir visada teisus tas, kur nugalėjo. Šiandien dienai mūsų strategija buvo geresnė, kadangi likus 6 minutėm iki galo pralošinėjant mes pastatėm zoninę gynybą, kuri davė mums vaisių. Bet tai nieko nereiškia, sekančios rungtynės su Žalgiriu viskas gali apsisukti. Kita vertus, jeigu turi 7 žaidėjus, geriau mobilizuojas ir daugiau ištraukia naudingumo iš kiekvieno iš jų, kadangi visi žino, kad jis turi atiduoti aikštelį maksimumą ir niekas nesislėpia tau už nugaros. Taip, kad 7-8 žaidėjų žaisti pakankamai. Kaip prašau, klausimų jūs? Trenerė, Martynas Gecevičius praėjusią sezoną atrodė žymiai geriau nei dabar. Visi tikėjosi, kad šį sezoną jis labai gerai sužais, tačiau šį sezoną jis negauna žaisti. Gal pasakysit, kodėl? Mane netenkina jo charakterio savybės, kovotojo charakterio savybės. Mane netenkina jo gynyba. Aš viską tą sakau kiekvieną dieną. Mane netenkina Mišos Anisimo gynyba. Mane netenkino Branko, kaip žaidė gynybai. Mane net jeigu ir dabar netenkina, kaip Stepas žaidžia gynybai. Kaip Jomantas šiandien žaidė gynybai, mane tas netenkina. Aš žinau, ko aš noriu, bet dėja šiandieną to mums užteko. Vargu ar mums užteks to žaidžiant su gerom Europos komandom. Bet mes žinom savo problemas, mes dirbsim toliau. Man priekaištavo Lenkijoje, kad aš žaidžiu su amerikiečiais, ne su lenkais. Ramūnui Būtautui priekaištavo Latvijai, kad žaidžia ne su latviais, bet su užsieniečiais. Čia, matot, kiekvienas treneris turi savo viziją, ko jis nori iš komandos. Taip, Gecevičius labai puikus metikas. Jeigu kas nors gina sezoną, turėti aikštelėje vienas malonumas. Mes bandėm po Branko išvykimo jį perorientuoti į žaidėjo poziciją, bet iki galo jis to neparuoštas, bet mes jį pasiruošėm. Tada mes išlošiam kur? Išlošiam, duodam jam dengti žaidėją, jeigu komanda gerai organizuota, žaidėjas paprastai neagresyviai puola, jis daugiau žiūri, kad žaistų komanda, tada jo gynyba susilieja su to žaidėju, kaip ir mes įsisprendėm tą problemą. Arba mes privalom su juo žaisti zoninę gynybą, kur 4 žaidėjai jam padėtų. Bet aš nesakau, kad tai yra blogai, kad jisai nežaidė gynybos. Gal treneriai prieš tai to nereikalavo, aš negaliu pasakyti. Aš tą reikalauju, akcentuoju ir aš manau, kad jisai yra jaunas, jis supras, ko aš noriu ir jis tuos momentus ištaisys.